Šiandien iš Jungtinės karalystės atskriejo įdomių naujienų. Čia Rusijos pajėgos dislokavo savo povandeninius laivus ir pradėjo slaptą operaciją tiesiai prie Britanijos slenksčio, pavojingai arti svarbios jūrinės infrastruktūros. Tačiau Britų pajėgos nedelsdamos sureagavo į Rusijos sabotažo bandymus, buvo pasiųsti prieš povandeniniai lėktuvai, kad juos susektų. Jungtinė karalystė neseniai atskleidė, kad slapta sekė 3 Rusijos povandeninius laivus, veikusius Šiaurės Atlante. Laivai buvo pastebėti tiesiai virš kritinės povandeninės infrastruktūros, įskaitant komunikacijos kabelius ir vamzdynus. Atsakydama į tai, UK surengė karinę operaciją, kuri truko daugiau nei mėnesį ir įtraukė daugiau nei 500 karių. Gynybos sekretorius perspėjo, kad bet koks bandymas kištis į šią infrastruktūrą ar ją pažeisti sulauks griežto NATO atsako. Prieš povandeniniai orlaiviai ir karinės jūrų pajėgos buvo dislokuoti aktyviai sekti Rusijos povandeninius laivus kartu su jūros dugne išdėstytais sonarais, kad priverstų juos palikti UK vandenis. Per pastaruosius 6 mėnesius Londonas žymiai padidino patruliavimo skrydžių skaičių, o prieš povandeninis lėktuvas Poseidon virš Rusijos sienų, įskaitant Barenco jūrą, Baltijos jūrą ir aplink Kaliningradą, praleido daugiau nei 450 valandų. Šie orlaiviai specialiai naudojami povandeniniams laivams sekti, numetant sonobojus, ir nuo tada, kai jie buvo intensyviai dislokuoti, Rusijos laivai buvo priversti pasitraukti iš Britanijos vandenų, nesugebėję pakenkti svarbiai infrastruktūrai. Operacijos tikslas buvo atgrasyti nuo priešiškų veiksmų ir užkirsti kelią galimam sabotažui, ir nors UK povandeninis tinklas išlieka tvirtas, grėsmių jam skaičius nuolat auga, todėl papildomos gynybos priemonės buvo nedelsiant įgyvendintos. Buvo pradėtos koordinuotos Jungtinės karalystės ir Norvegijos pastangos, skirtos sustiprinti bendrą atsaką į Rusijos povandeninių laivų veiklą Šiaurės Atlante, kai Britų gynybos sekretorius Jonas Healey ir Norvegijos gynybos ministras Tore Sandvik pasirašė naują gynybos susitarimą, orientuotą į koordinacijos prieš povandeninės grėsmes gerinimą. Vienas pagrindinių susitarimo elementų – bendros flotilės, sudarytos iš 13 laivų, 8 Britų ir 5 Norvegų, sukūrimas, kurių užduotis nuolat patruliuoti strategiškai svarbioje Farerų Islandijos linijoje. Tai 500 km ilgio ruožas, kuriame Rusijos povandeniniai laivai turi būti perimami ir sekami, kol jie neišnyksta Šiaurės Atlanto vandenyne. Šios pajėgos atsakingos už kritinės povandeninės infrastruktūros, įskaitant kabelius ir vamzdynus, stebėjimą ir galimų grėsmių neutralizavimą, taip pat už Rusijos povandeninių laivų, veikiančių regione, sekimą. Partnerystė taip pat apima UK dalyvavimą Norvegijos planuose kurti dronus ir autonominės sistemas Arkties operacijoms, dar labiau stiprinant stebėsenos ir reagavimo galimybės. Be to, Norvegija tieks karališkajam laivynui Naval Strike raketas, o abi šalys suteiks viena kitai prieigą prie svarbiausių karinių bazių. UK galės naudotis Harstado ir Bergeno bazėmis, o Norvegija – Portsmuto baze, taip sustiprindamos operacinį lankstumą ir tarpusavio sąveikumą. Šis bendradarbiavimas yra itin svarbus, nes Rusija jau ne kartą yra taikiusi į Europos infrastruktūrą. Baltijos jūroje su Rusija siejamos operacijos sistemingai buvo nukreiptos į šviesolaidinių telekomunikacijų kabelių, elektros linijų ir dujotiekių pažeidimą. Iš viso nuo karo Ukrainoje pradžios užfiksuota mažiausiai 6 įtariamos sabotažo atvejai ir padaryta žala 11 povandeninių kabelių. Pasikartojantis šių incidentų bruožas laivų, priklausančių vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui, dalyvavimas, šie laivai dažnai elgiasi neįprastai, pavyzdžiui, ilgai užsibūna tam tikrose vietose arba tempia inkarus žinomais kabelių maršrutais. Pastebėtina, kad daugelis žalos atvejų įvyko laivams plaukiant į Rusijos uostus arba netrukus po to, kai jie išplaukė iš Rusijos vandenų. Teismo ekspertų išvados, tokios kaip ilgi tempimo žymės jūros dugne ir pažeisti inkarai, rodo, kad žala buvo padaryta tyčiniais veiksmais. Be to, Rusija daugelį metų žemėlapiavo povandeninę infrastruktūrą Baltijos jūroje, naudodama mokslinių tyrimų laivus, povandeninius laivus ir kitą specializuotą techniką. Rusijos jūrų doktrina aiškiai įvardyja svarbiausią povandeninę infrastruktūrą kaip strateginį vakarų pažeidžiamumą, kurį būtų galima išnaudoti ypač ankstyvose konflikto stadijose, siekiant sutrikdyti ryšius ir energijos tiekimą. Siekdama reaguoti į pasikartojančius Rusijos pažeidimus, UK, koordinuodama veiksmus su NATO partneriais, pakeitė savo poziciją ir perėjo nuo pasyvaus stebėjimo prie aktyvaus atgrasymo, dislokuodama oro pajėgų dalinius ir laivus.
Britų tikslas – parodyti Rusijai, kad jos povandeniniai laivai negali be pasekmių plaukioti EUK teritoriniuose vandenyse ir daryti žalos gyvybiškai svarbiems ryšių kabeliams. Apskritai, naujausia Britų operacija rodo posūkį link aktyvaus atgrasymo, sėkmingai privertusio Rusijos povandeninius laivus pasitraukti ir apsaugojus svarbią infrastruktūrą. Neseniai pradėtas EUK ir Norvegijos bendradarbiavimas taps dar svarbesnis, nes Rusijos laivai ir povandeniniai laivai ir toliau kels rimtą grėsmę povandeniniams kabeliams. Ateityje nuolatinės patrulės, pažangi stebėsena ir griežtesnė jūrų kontrolė dar labiau apribos Rusijos povandeninių laivų veiklą ir sumažins riziką regiono stabilumui. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.